tokiu permainingų metų laiku reikia saugoti ne tik savo sveikatą, bet ir augintinio sveikatą nuo galimų peršalimų. Kaip tą padaryti, šį rytą kalbame su Brigita. Staigus temperatūrų pokyčiai, drėgmė ir vėjas silpnina imuninę sistemą, todėl šunys ir katės gali peršalti taip pat kaip ir žmonės. Ypač jautrus yra mažo ūgio, trumpaplaukiai ar vyresnio amžiaus augintiniai. Kad to išvengtumėte, pasirūpinkite tinkamą apsaugą nuo drėgmės, lietpalčiu ar šiltu drabužiu, o grįžus iš lauko visada gerai nusausinkite pėdutes ir kailį. Po lietingo pasivaikščiojimo pravartu leisti augintiniui pailsėti šiltoje vietoje. Jei pastebite čiaudulį, šarojančias akis ar vangumą, tai pirmieji ženklai, kad jis galėjo peršalti. Ar augintinio mityba gali padidinti atsparumą šalčiui? Tikrai taip. Subalansuota mityba rudenį ir pavasarį padeda sustiprinti imuninę sistemą ir išlaikyti gerą kailio būklę. Maiste turėtų būti kokybiškų baltymų, vitaminų A, C ir E, taip pat omega riebalų rūgščių, kurios drėkina odą ir saugo nuo šalčio. Verta pagalvoti ir apie papildus sąnariams bei imunitetui. Jie ypač naudingi vyresniems šunims. Trumpai tariant, apsaugoti augintinį nuo peršalimo paprasta. Reikalinga tinkama apranga, gera mityba ir šiek tiek papildomo dėmesio po pasivaikščiojimo.